Štai metų pabaiga, už lango lyja lietus, bet man tave vis tiek pradžiuginti norėtus. Seniai tau berašiau, o jei rašiau, tai niekus. Todėl sukūriau šitos raimus kietus. Kaip visada daug žodžių liko paraštės eilutėse, bet dar prie jų prisėsiu ir jas visas išglūdinsiu. Nors aš save laikau kaip feikinį rašytoją, bet tu buvai ir būsi ta vienintelė skaitytoja. Nenoriu tau rašyti banalių eilučių, nors kelios dienos liko iki kūčių. Emociškai šie metai, nors ir buvo nelengvi, bet aš labai džiaugiuosi, kur dabar esi. Galbūt ne viskas sekasi, ne viskas einas kaip norėtus. Tu gali viską, nors kartais nerandi savo vietos. Žinai, aš pagalvoju, jeigu būtum tu daina, tai mano Spotify playliste būtų tu pirma vieta. O jie rimtai, per šios metus įvyko daug dalykų. Tu leidai man suprasti, kas man svarbu iš tikro. Aš dėl tavęs pasaulį sugebu matyti kitaip, kur užsislėpusi anksčiau buvai ilgai tu taip. Nors tu jau nebedirbi su manim daugiau kasdieną, bet aš tave dažnai prisimenu austėje. Gal kartais aš tau įrašau tik tarp eilučių, bet ačiū, kad tu išklausai mano žinučių. Aš priėmiau tave savo, žiauriai netikėtai. Tada dangus dar neatrodė taip saulėtai. Akise kaupėsi pas tave pilni vandenynai, bet jie išdžiuvo ir liko tik prisiminimai. Aš vis nesuprantu, kodėl manim tu patikėjai. Daug savo paslapčių atskleist man sugebėjai. Jos saugiai užrakintos guli pas mane. Kas be nutiktų, neatskleisiu niekam niekada. Nors aš vis dar savi ir kankinu prie šito lapo. Tikiuosi, kai skaitai, šie žodžiai banaliais netapo. Rašau tik tau, kitaip tikrai nebūtų. Negailė man praleistų laikų su pieštuku. Man kartais būna be tavęs taip tuščia. Jau pusmetį į ofisą neinu, kitaip nebus čia. Nelaukiu vakarėlių, kitų susitikimų. Kai nėr tavęs nereikia man jokių pasibuvimų. Laikau tave aš matomiausioje draugų lentynoj, kurioj taip pat sudėti ir visi atsiminimai. Tikiuosi liksi, turiu tik tokį norą. Tu man kaip tatuiruotė po mano odą. Ir noriu dar kartą aš tau pasakyti, jei bus kada blogai, iškart sakyk. Tikiuosi blogas dienos nepasikartos, aš niekad nepaliksiu tavęs vienos. Kad tave pamatyt, nereik man gero oro, tau parašyt galiu, kada tik sugalvoju. Ir nesvarbu savaitgalis, o gal gili naktis, aš bet kada galiu tau išsakyt savo mintis. Ir net dabar, kai tau rašau aš šio eilutę, seniai visi jau miega, saldžiai atsipūtę. Pabaigt aš noriu liuotą šion istoriją, kad susitikus tau galėčiau aš įtekt šią dovaną. Žinau, kad tau labiau patinka dovanot nei gauti. Snieguolė tu galėtum dirbti ir dovanas iš maišo traukti. Jei klaustum tu manęs, kokia geriausia dovana, net negalvodamas sakyčiau, kad pamatyt tave. Na ką tu nori tėti, jau prie pabaigos. Patinka man rašyti ir tavęs niekas neatstos. Nors ir galiu tave matyt, kur tu esi kiekvieną dieną. Susitik, kada gyvai taipogi būtų labai miela. Per pabaigai tau noriu palinkėti, kad neturėtum laiko tu kada liūdėti. Kad tu šypsotumeis net ir tada, kai nėra žavinga. Svarbiausia man, kad būtumė laiminga. O su tavim mes susitiksim kitais metais. Ir nesvarbu kur, galiu kalbėti tik faktais. Gal kokiam žygi protmušė ar Vingio parke. Man su tavim smagu visur, kad ir kabake. Gražių tau šmekčių ir šiltų kalėdų. Ir nesvarbu ar gausi dovaną ar nieko. Svarbiausia, kad tu nesijaustum vieniša. Ir būtų kas galėtų apsikabint tave.